Labas vakaras, jūs labai žavinga, jūs irgi. Jeigu iš pradžių Lolita Zero atrodė tarsi linksmas nuotykis ir kūrybingos kompanijos pramoga, tai netrukus raudonplaukės personažas, kurį talentingai įkūnijo aktorius Gytis Ivanauskas, tapo visos Lietuvos numylėtiniu. Kartu ir šou pasaulio garsenybių geriausia drauge. Mes Gyčiui Ivanauskui irgi siūlėm, aišku, dalyvauti projekte kaip šokėjai, bet dėl intensyvaus grafiko jis tiesiog negalėjo. O Lolita yra visiškai didelė asmenybė, nuostabaus balso savininkė, tiesiog diva. Iš ties, Lolita, jūs šį vakarą spindite. Wow, atrodėte nuostabiai, tikrai. Šiaip šį pasirodymą galima vertinti kaip provokaciją, kaip eurovizinį chuliganizmą, kuris nėra baudžiamas baudžiamųjų kodeksų. Su šiuo smagiu ir efektingu euroviziniu personažu kaskart po filmavimo norėjo nusifotografuoti daugybė žmonių, o ir pati Lolita rengė smagias fotosesijas. Lolita Zero ėmė kviesti į didžiausius renginius, atlikti savo dainos ar bent pasirodyti fotografams. Bet vieną dieną Gytis Ivanauskas netikėtai iškrito iš Eurovizijos nacionalinės atrankos, nes komisija pasirodymai vertino prasčiausiais balais. Ir dabar aš nujaučiu didelę dramą, nes 8 vietoje su 3 euroviziniais balais yra Gytis Ivanauskas Lolita Zero. Tai virto tikrų uraganu, juk net aukščiausi šalies pareigūnai pasakojo, kad arbūzus skaldanti raudonplaukė tapo jų pokalbio dalimi. Lolita Zero gerbėjai inicijavo peticiją ir rinko parašus, kad ji būtų sugrąžinta į atranką. Čia tiesiog Lolita, kuris spindi aukso dulkiam ir dainuoja nuostabiai. Ir štai, fortuna nusišypsojo. Atrankos organizatoriai suteikė antrą šansą visiems paskutinių laidų dalyviams, buvusiems arčiausiai finalo, bet nesurinkusiems pakankamai balų. Net jeigu ir nemėgstat, nekenčiat, mylėkim vieni kitus. Žiūrovai galėjo interneto svetainėje lrt.lt balsuoti už savo favoritus ir siekti jų sugrąžinimo į atranką, svarbiausiam finalo vakarui. Daugiausiai palaikymo sulaukęs Gytis Ivanauskas triumfavo ir šį vakarą jo Lolita Zero vėl Eurovizijos scenoje. Ateities planai yra važiuoti į Kijevą ir statyti ragus dar kitiem. Ain't nothing
Gausybė aplodismentų čia. Sulaukėte jūs, Lolita, užkerėjote Švyturio arenos žiūrovus, įstačiusi visiems dvigubus ragus. Ramūnai Zyly, kreipiuosi į jūs. Ar jūs įsivaizduojate šiuos ragus Kijeve? Sunkiai, tiesą sakant, pasakysiu labai atvirai. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad esu didelis Gyčio Ivanausko ir Emilio Vėlyvio, kuris yra vienas iš šio pasirodymo kūrėjų talento gerbėjas. Vyrai puikiai padirbėjo, be jokios abejonės, tai yra spalvingas ir ryškus pasirodymas. Ar jis turėtų atstovauti Lietuvai Kijeve? Mano kuklė nuomonė ne, dėl paprastos priežasties, kurią tiesiog noriu pasakyti, kad, žinot, aš daug stebėjau pasisakymus viešoje erdvėje, Lolitos Zero, visą reklaminę kampaniją, kuri buvo labai nuostabi, iš tikrųjų tai yra ryškiausiai sukūręs aplink save triukšmo atlikėjas ir tai irgi reikia įvertinti, bet ten skambėjo tokie žodžiai, kad tai būtų tam tikra revoliucija, jeigu Lolita Zero išvyktų į Kijevą, nebūtų ten jokios revoliucijos, tiesą sakant, tai nėra kažkas, ko galima arba Verkis ir Diučka. Mano nuomonė netgi nėra korektiški, nes tie pasirodymai tikrai turėjo ryškesnę, labiau išgrynintą mintį. Šičia yra tiesiog kažkoks toksai linksmas pakvailiojimas scenoje. Aš turiu pasakyti, kad neseniai buvau vienam dideliam renginy, Vilniaus knygų mugėje, prie manęs priėjo gal 50 žmonių, kurie visi turėjo tą patį klausimą apie Euroviziją. Sakė, o kodėl iškrito Lolita Zero? Ir visų jų aš klausiau to paties dalyko. O jūs norėtumėt, kad ta daina skambėtų Kijeve, atstovautų Lietuvai? Visi jie pasakė, ai ne, mes tik norėtume, kad dar kartą skambėtų atrankoje, nes mes norėtume dar kartą pasišypsot, pasijuokti ir gerai praleisti laiką. Aš linkęs su jais sutikti. Jūs sukūrėt šventę, gražią, spalvingą, ryškę, bet man atrodo, kad ji turėtų likti Lietuvoje. Bet ačiū Jums labai. Ačiū Jums, Ramūnai. Svarbiausia, kad žiūrovų prašymas išvysti Lolitą dar kartelį jau išsipildė. Nomeda, kreipiuosi Jūs pastarąjį kartą. Jūsų komentarai iki ašarų privedė Lolitos stilistus. Ar šio vakaro stilius Jums labiau patiko? Na, pirmiausia, tai aš noriu pasidžiaugti, kad šiandien yra kovo 11-oji nepriklausomybės diena ir būtent Lolitos grįžimas į Eurovizijos finalą kaip tik ir parodo, kad tai yra demokratiška valstybė ir kad tai vyksta Lietuvoje kaip bet kurioje ES valstybėje. Ir be abejo, aš pastebiu naują įvaizdį, kuris mane labai džiugina, nes jis yra tikrai daug prabangesnis ir įdomesnis, ta prasme. Ir norėčiau pritarti Ramūnui, kad labai gerai, kai spalvingi žmonės, kažkokie kitokie, irgi turi galimybę reikštis, o Gytis turi labai daug, kaip sakyti, veiklos ryčių, kur rodo savo talentą. Ar šis pasirodymas tikrai yra vertas didžiulio Gyčio talento, tarkim, tokio įvertinimo, nežinau, nes kaip žinom, kad jūs atliekate čia tam tikrą funkciją. Taigi, bet tai yra žavu, kad turime įvairių atlikėjų ir tai yra labai gerai. Ačiū Jums, komisija. Vakaro pabaigoje Jūs atiduosite savo balsus visiems dalyviams, o žiūrovai jau dabar gali palaikyti šią raguotą personą. Lolita Zero laukia Jūsų balsų telefonu 1667, Lolitos pasirodymo numeris 06, o kadangi jau prabilome apie stilių, pasižiūrėkime siužetą, kaip gimsta Eurovizijos atrankų dalyvių stilius. Dėmesio į ekraną.